Sveiki kolegos. Dabar trumpai aptarsime klausimą, ar reikia naudoti trąšas. Kaip aš minėjau, cheminių trąšų aš praktiškai nenaudoju. Mano produkcija yra ekologiška. Bet prisiminkit, kol mes auginame daigus durpėse, tos daigus reikėjo tręšti, nes kitaip durpėse jų užauginti nepavyktų. Ir kai mes pasodiname tos daigus į šiltnamį arba į lauką, mes aišku į duobutę dėjome, jeigu pamenate, ir strymelės pomidorams, ir pelenų dėjome paprikoms, bet kol augalas šaknys nepasieks tų įdėtų trąšų, jisai badaus. O įsivaizduokit, mūsų augaliukas pripratęs valgyti sočiai, kadangi visą laiką buvo tręštas. Todėl aš labai rekomenduoju lauke ir šiltnamį daigus dar patręšti, bent porą tręšimų padaryti, po vieną į 2 savaitės ir nutraukiu aš tą tręšimą tada, kai būna užsimezgę pirmieji pomidoriukai. Naudoju tas pačias trąšas, tai yra Tomato Food, kaip ta firma vadinasi, jau pamiršau, bet ankstesnėme filmuke apie tai buvo kalbėta. Ir tam, kad būtų paprasčiau tręšti, tam, kad nereikėtų lauke laistytuvę ar kibirė tirpinti tų trąšų, aš parašiau iš anksto apskaičiuotą tirpalą koncentruotą, tą tirpalą atskėčiu tiesiog laistytuvę ir tada lengvai ir paprastai viskas gaunasi. Koncentraciją naudoju tą pačią, tai yra 1 arbatinis šaukštelis trąšų 2 litram vandens. Ir buvo vienas kartas, buvo metai, kai aš to nepadariau, daigai pradėjo badauti ir kadangi prieš tai pripratę buvo sočiai valgyti. Ir iš to bado stipriai sustabdė savo vystymąsi. Tai dabar aš kiekvienais metais trąšas cheminės naudoju, bet iki tol, kol užsimezga pirmieji pomidoriukai arba pirmos paprikos. Tiek šiam kartui, iki.